Prie tarnybinio įėjimo matote suolelius, kur mėgsta prisėsti į repeticijas besirenkantys aktoriai. Čia dažnai skamba smagūs pokalbiai, kasdieniai pašnekesiai, bičiuliški pokštai. Čia įsitaisė ir didysis teatro kunigaikštis dramaturgas Juozas Grušas. Tai nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato skulptoriaus Leono Striogos skulptūros eskizas, būsimo kūrinio idėja. Šis gipsinis eskizas buvo sukurtas dramaturgui dar gyvam esant ir labai jam patiko. Kaip ir visi Leono Striogos darbai, šis yra šiltas ir atviras, pulsuojantis meistro rankų šilumą. Leono Strioga visada buvo daugelio aktorių ir paties Grušo artimas bičiulis. Ne vienas Kauno suolelis girdėjo jų draugiškus pašnekius ir juokus. Norisi tikėti, kad šis eskizas kada nors iš tiesų virs Juozo Grušo skulptūra ir įsitaisys kur nors Laisvės alėjoje netoli teatro. Juk šiame teatre buvo pastatyti daugelis jo kūrinių, o jo dramos Barbora Radvilaitė, Herkus Mantas virto šimtmečio legendomis. O dabar apsisukite nugarą į teatro duris ir dešinėje prie sienos ieškokite laiptų, vedančių žemyn. Kviečiame nusileisti.